Nuo karo Ukrainoje pradžios žmogaus teisų organizacijos paskelbė 10 ataskaitų, kuriuose atskleidžiami Rusijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytų karo nusikaltimų įrodymai. Kremliaus pareigūnai ir valstybinė žiniasklaida žinoma stengiasi šios kaltinimus sumenkinti, teigdami, kad karo nusikaltimai yra suklastoti, o tyrimai Ukrainoje neteisėti ir šališki Rusijos atžvilgiu. Западные лидеры несут персональную ответственность за поддержку преступлений киевского режима, устроившего инсценировку в Буче, заявил сегодня российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что американские, европейские политики и СМИ даже не пытались проверить подлинность фото и видеоматериалов, которые были представлены в качестве свидетельств преступлений, якобы совершенных российскими военными против мирных граждан. Обвинительный вердикт был вынесен сразу, без всякого расследования. Очевидно, что вот этот страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать очередной заранее подготовленный пакет санкций. Be to, buvusiuose okupuotose teritorijose aptikti žiaurumai, įskaitant Bučą, Charkivą, Chersoną ir kitus regionus, atitiko tą patį modelį. Įrodymai, kuriuos surinko daugybė nepriklausomų ir visame pasaulyje pripažintų organizacijų, įskaitant ir Jungtinių tautų tyrėjus, Tarptautinį baudžiamąjį teismą, Human Rights Watch ir nepriklausomus žurnalistus, yra nenuginčiami. Masinėse kapavietėse rasta 10 civilių gyventojų, Rusijos okupuotose teritorijose užfiksuoti tokie nusikaltimai kaip žudymai, prievartavimai ir kiti. Dar viena nerima kelianti strategija, kurią Kremlius naudoja siekdamas nukreipti dėmesį nuo šių žiaurumų, yra tariamų neteisėtų Ukrainos ginkluotojų pajėgų veiksmų sureikšminimas. 2022 rugpjūtį prokremliškos žiniasklaidos priemonės pasinaudojo Amnesty International ataskaita, kurioje Ukraina buvo apkaltinta neteisėtai kelianti pavojų piliečiams, dislokuodama ginkluotasias pajėgas civilinėse teritorijose. Šią itin prieštaringai vertinamą ataskaitą Rusija panaudojo kaip ginklą ir apkaltino Ukrainą pažeidus tarptautinę humanitarinę teisę. Atlikus vidinį auditą, Amnesty padarė išvadą, kad ataskaita buvo parašyta naudojant dviprasmišką, netikslę ir kai kuriais atžvilgiais teisiškai abejotiną kalbą. Perkeldami kaltę už karo nusikaltimus, kuriuos tariamai įvykdė Ukrainos kariai, Kremliaus šaltiniai bando nukreipti dėmesį nuo žiaurumų, kuriuos įvykdė pati Rusija, ir konstruoja klaidingą abiejų šalių kaip lygiaverčių šio karo dalyvių suvokimą. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patiktuko bei prenumeruokite šį kanalą, kad prisidėtumėte prie informacinio raštingumo tobulinimo.